Kas įvyko po pirmosios dalies, kada atrodė viskas klostosi taip, kaip ir norėtų tauragiškiai? Kas išmušo mumis iš vėžių, tas, kad ir tie keli, kaip saka, šilpukai tokie liktai vienoje atakoje duoda kontaktą, kitoje atakoje neduoda. Po pirmo kėlinio mūsų antram kėlinį 3 pagrindiniai žaidėjai sėdo su 3 pražangom, mes kad ir patys gal prie to teisnėjimo neprisiderinom, išsiėmėm lauko, paskui jie apsilygino žaidimo, čia finalas yra, jie vėl, kaip sakiau, jie dabar šį kartą geriau pataikė tos svarbius metimus. Na, sakykit, Justo Petkevičiaus sugrįžimas į komandą po traumos, tai yra paspirtis, pagalba komandai? Nu, šiandien jisai taip dar, kas, tai mus tiek turbūt ar 4 diena dar tik sportuojantis, dar nelabai įsijungęs į žaidimą, bet aišku, bus paspirtis, kad ir tose 4 varžybose vis tiek mūsų žaidėjų mažai padės, tai tikrai kažkiek. Na, serija keliasi į Kauną, nesudeda tauragiški ginklų dar? Sakau, ar nesudeda tauragiškai ginklų? Ne, čia nesibaigė dar viskas, čia žaisime, patys matėt, Kaune irgi moka, mes žaidžiam irgi gerai ir jie, aš manau, kad dar čia nieko nebaigta yra. Galiu sakyti, kad tai yra visiškai lygiavertės komandos. Taip, vienodos komandos yra, matot, iššūkiai ir namuose laimi atvažiavusi komanda.